o ant mūsų stalo knygos. Tai tik maža dalis tų knygų, kurias padovanojo mums leidykla Algarbė ir kurios laukia tų, kurie parašys mums konkursui, kaip įveikti kasdienį stresą ir tuos laiškus, kaip jau minėjom, vertins sveikatos mokytojas Saulius Urbonas. Su malonumu. Malonu. Sauliau, atvečiu pirmą pasitaikiusią knygą Smegenų mitybė. Mums labiausiai rūpi mūsų smegenys. Atsiverčiu ir kas čia parašyta. Jeigu norite, kad smegenys dirbtų gerai, gerkite kuo daugiau vandens. Teisingai parašyta? Parašyta teisingai. Tik tai norėčiau pasakyti vieną dalyką. Šiuo metu yra tokia, sakyčiau, ne visai sveika mada gerti vandens daug ir ar nori, ar nenori. Tai nėra visiškai teisingas dalykas. Reikėtų gerti vis dėlto tada, kai jaučiate troškulį. Vanduo yra natūralus produktas. Su visais natūraliais produktais egzistuoja viena taisyklė. Jaučiam, kad norim, mums instinktai pasako. Mes norim gerti, mes ir turim gerti. Bet vanduo, apie vandenį aš kalbuosi labai daug su savo mokiniais, kaip jį paruošti, kaip jį turėti, kad gerti gerą vandenį. Bet vanduo pasižymė labai įdomią savybę. Mes atsigeriam pirmą gurkšnį ir mes žinom, šitas vanduo man tinka ar netinka. O čia yra labai svarbus momentas. Ir kai renkatės ypatingai mineralinį vandenį, būtent vadovaukite šitų principų. Skanu ar neskanu. Tai yra pirmas pasirinkimo kriterijus. Kuo daugiau klausykime savęs ir kuo daugiau gilinkimės į save, o Sauliui Urbonui tik skanus. Man skanus.